Dėl ko aš noriu filmuoti, kad išeitų kad ne tik mes kažkiek žmonių klauso, bet išeitų visą pasaulį mūsų žodis, ar ne? Ne paskutinių laikų bažnyčia, bet kokia dabar yra bažnyčia. Jeigu yra dabar padaryta statistika, kad bažnyčia, pačios didžiausios bažnyčios pasaulyje, tai yra tos, kurios viską toleruoja. Įsivaizduojat? Sakė, yra prie bažnyčių telenės rūkoriam. Jie parūko prieš bažnyčią, prie bažnyčių pastatų, kur turi pastatus, didžiausios bažnyčios, kur 100 000 renkasi žmonių Amerikoje, telenės prie pastatų, įsivaizduojat? Jie viską toleruoja. Ten ir iškrypėliai gali eiti, ir ten nieks nekalba žodžio, kad iškrypimas yra nuodėmė. Ten gali ateiti su meilužė, kas nors sėdėti su kažkuria, tai 5 ar 3, 6, ir nieks nieko nešneka. Įsivaizduojat, čia yra paskutinių laikų bažnyčios didžiausios, jos toleruoja viską. O Kristus sakė, kad jūs turit skelbti tiesą. Tai mes turim tiesą. Geriau bažnyčia bus mažesnė, bet tai bus pagal Dievo tvarką, ne? Kas iš tos, jie parduodas Kristų, jie išduoda Kristų vardu to, kad prisitrauk žmonės ir kad jie neštų pinigus. Nu, čia tos didžiausios bažnyčios taip daro. Mes gal duos Dievas būsim ir didžiausi, gal kažkada gal ir nebūsim. Čia Dievas darys, kokie mes būsim, ne? Bet mes kalbėsim tiesą. Ir neleisim, kad nuodėmė ateitų į bažnyčią. Mes šiandien žinom, kas čia dabar vyko paskutiniais laikais. Mūsų šitam susirinkime į spalio 15, reiks pažiūrėti internete, bus 10 metų, kaip mes jau čia renkamės, jau jubiliejus. Tai kitą savaitgalį mes ten kviečiam tokį atvažiuoti pamokslininkais, atvažiuos ir švensim gimtadienį 10 metų mūsų bažnyčiai. Kaip Dievas duos, kaip čia žmonių bus, tiek bus, ar ne? Jau 10 metų praeis, įsivaizduojat. Tai va. O bažnyčios daug ką dabar daro. Sakė, šoka balerinos, tenai, kryžiukus siūva, visokius gražuolės renka, seni broliai susėdęs karoliai, jaunas seseris apžiūrinėja, gražuolės renka, konkursus grožio daro. Bažnyčias įsivaizduoju. Bet mes ne dėl to. Mato 5.13 sako, jei druska neturi savo sūrumą, jį išmetama, čia savo žodžiais kalbu. Ir į ką žmonės kreipsis, kaip ateis paskutiniai laikai, jeigu jie meluoja, jeigu jie nesako tiesos, ar ne, tos bažnyčios, į ką jie kreipsis, jie neklausys jų. Jie pamatys, kad čia tuščia, kad reikalinga tiesa. Ar ne? Aha. Ir Biblija sako, prisimink savo pirmąją meilę, atsiversk nuo to, kur nupuoliai. Ir dar Biblija sako, kad aš įspjausiu drungną iš savo burnos, mes turi būti karšti dėl Dievo. Kai mes, kai tikėjom, buvom tokie karšti, atsimenat pradžiai, kai kurie gal dabar dar tokie karšti. Šiaip dar jau taip jaučiuosi, kad manęs neuždusino šitie cirkai, kas čia vyko dabar pusę metų. Kažkaip norisi kažką daryti, judėti vis tiek, ar ne? Jeigu mes būtų mirę, tai būtų iš vis dzin jau. Bet norisi kažką daryti dėl Dievo. Štai Biblija sako, atsiverskit tie, kurie užšalti, atsiverskit ir prisiminkit pirmąją meilę. Nes Kristus sako, jūs pažinsite tiesą, tiesa jūs išlaisvins. Ir dar Paulius sakė, jeigu jums paskelbs kitokią evangeliją, negu aš jums skelbiau, tai būnie anafima. Tai reiškia, tai būnie prakeiktas. Įsivaizduok, yra daug tokių skelbėjų, kurie iš Biblijos išmėto kertinius dalykus ir skelbia. Sako, tai būnie prakeiktas toksai. Nes žmonės vardant savo siekių, tikslų, kad užimt kažkokius postus bažnyčiose, kažkokius tai pozicijas, jie apkalba, meluoja, šmeižia. Pasakas pasakoja už nugarą žmonėm, kad tik užimtas pozicijas. Bet mes neturim tokie būti, nes esam šviesos Dievo vaikai, turim nešti šviesą. Ar sutinkat? Mes, kaip jau ten, turbūt girdėjot, sako, Raimundas išėjo. Mes niekur neišėjom. Mes toliau likom, kur esam, ne? Kažkas kitas išėjo, mes nevardysim vardų. Mes toliau esam su Kristaus paliepimu, su Moze. Nebent jie kažkada mūsų išsižadėtų. Jeigu išsižadės, tada mes eisim kitų kelių. Bet kol mes dar kartu, tai kartu. Iš tikrųjų, tai ne Mozė veda, ne kažkoks pastorius, o Dievas veda žmonės. Ir mūsų turi ves Dievas. Mūsų tikslas yra atvesti žmonės prie Dievo ir tegul juos Kristus veda. Ar taip? O būna taip, kad ateina žmonės ir juos veda pastorius ir mokina, tu dabar turi taip gyventi, tu dabar turi tokį darbą dirbti.
tu dabar turi taip šeimoje gyventi, jis mokina, mus turi Dievas mokina, ne? Nes mes turim šventąją dvasią viduje. Ar taip, Tokarė? Turim šventąją dvasią. Prasme, mes turim šventąją dvasią viduje ir šventąją dvasią mus turi mokyti. Ir dažnai mūsų lyderiai, kiek buvo ankstesnėse bažnyčiose, jie nori reguliuoti tavo gyvenimą. Jie pasako, va taip padarysim, arba šitai darysim. Bet mes irgi turim šventąją dvasią. Ta, ką aš kalbu, pavyzdžiui, jūs turit suderinti su savo šventąją, ką jums šventąją dvasia kalba. Man taip kalba Dievas, o jums gal kitus dalykus kalba. Ir jūs turit klausyti, ką jums šventąją dvasia sako. Ir kai šventąją dvasia sako, tuo tikėt. Nes gal aš kartais iš savęs galiu ką nors sugalvoti kokią nesąmonę ir pasakyti. Ir žmogus, jeigu sakys, o taigi pasakė pastorius ar ten lyderis ar dar kažkas, viskas jau čia šventa. Nieko. Jeigu tau šventąją dvasia kitaip sako, tu klausyk Dievo, ne žmogaus. Nes Biblija sako, prakeiktas, kas tu pasitik žmogumi. Ir vienintelis tarpininkas tarp mūsų ir Dievo yra tik Kristus, Biblija sako. Ar taip? Taigi mes atvedam žmonės pas Kristų ir toliau judam. Pats augimas Kristuje. Nuo ko priklauso pats augimas? Pats augimas priklauso nuo to, kiek tu atsiveri Dievui, Dievo žodžiui. Biblija sako. Nes jeigu žmogus skaito žodį, sako, Biblija tai yra kaip veidrodis, mes į ją pasižiūrim ir mes matom, kaip mes turim atrodyti, kaip mes turim gyventi. Čia kaip mūsų atvaizdas, Biblija. Mes paskaitom, tą nedaryti, to daryti, tą nedaryti, taip daryti, taip gyventi taip. Ir jeigu mes nusisukam ir gyvenam kitaip, tai mes neaugam Kristuje. Jeigu tu įtikėjai, tu turi augti pagal, kaip Kristus mokina. Ir dažnai, aišku, sunku yra taip gyventi, nes mumis yra šventa, kai mes atsiverčiam iš aukšto, kaip Jono 3.1 sako, kur aš buvau tą vietą susiradęs, Jono 3.1. Savo žodžiais pasakysiu. Tie, kurie atgimė iš aukšto, juose gyvena šventoji dvasia. Ir yra, kur jeigu jūs neatgimsite iš dvasios ir vandens, jūs neįsigelbėsit. Ta prasme, mes atgimėm iš dvasios ir dabar mes tik galime įsigelbėti, kadangi mes Kristų priėmėm į save. Ir mumyse gyvena Kristus, ar ne? Ar taip? Ar girdi ką pasakoju? Mumyse gyvena Kristus ir jis yra tobulas, jisai mus gali pakeisti. Bet jeigu mes neleisime jam keisti mūsų, jis nekeis, jis per prievartą negali priversti žmonių. Jis dabar apsigyvena mumyse, bet jeigu mes visi mums sako, skaitom Bibliją, sakom, tai va taip reikia gyventi, to nedaryt, to, o tu skai nesąmonė, aš vis taip darysiu. Ir viskas, ir tu uždarysiu, tavęs nekeičia. Mes turim keistis pagal Dievo žodį. Kiek mes keičiamės pagal Dievo žodį, tiek mes panašėjame į Kristų, tiek mes augam. Jeigu nesikeičiam, viskas tuščias reikalas. Mes galim 20 metų lankyti bažnyčią, klausyti, kas ką šneka, bet nepriimti. Uždarom duris, uždarom, ten. Ir mes neaugam dvasiškai. Todėl privalom klausyti Dievo žodį. Tik kada mes jį klausom ir vykdom, mes keičiamės. Mes tada tiek panašėjame į Kristų. Dar noriu paskaityti, kas yra kūno vaisiai Galatam 5.19. Kūno vaisiai Galatam 5.19. Kūno darbai aiškus, tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, vešlavimas, stabmelystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, veidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos, panašus dalykai. Įspėjus, kad jau esu įspėjęs, jog tie, kurie tai daro, nepaveldės Dievo karalystės. Jeigu mes matom, kad mes taip gyvenam, kaip čia jisai pasakoja Paulius, tai čia yra kūno vaisiai, čia yra kūnas. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, tikėjo, jis vis tiek rūko, vis tiek geria, vis tiek sakykime, ten kažkokias nesąmonės daro, ne? Jis dar kūne gyvena, jis dar neleidžia tiem Dievo žodžiui jo pakeisti. O priešingai, dvasios vaisiai, Galatam 5.22. Galatam 5.22 dvasios vaisiai. Tai meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo ir kurie yra Kristaus, tai nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai elkimės pagal dvasią. Matyt, kas yra dvasios vaisiai? Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Kaip tokių dalykų dažnai trūksta, ne? Meilė, ramus žmogus, kantrus, malonus, geras, ištikimas, romus,
susivaldantis. O čia yra dvasios vaisiai. Jeigu tu pastebi savy tokius dalykus, reiškia, jau tu kažkiek pasikeitei, jau tu pagal dvasią judi. Bet jeigu ten tiek būna vaisiai, kaip sakiau, tai dar reikia melstis tada. Nes Dievas sako, kas ištvers iki galo, valdys jo karalystę, Luko 22:28. Efeziečiam 4:17 sako, apsivilkite naujų žmogumi. Aš į savo žodžius, kad būtų trumpiau. Naujų žmogumi mes turime apsirengti. Mes buvom seni prieš įtikėjimą, ne? Dabar mes esame naujas kūrinys ir mes turime apsivilkti naujų žmogum. Ir kitur Kristus sako, jeigu mes matom sunkumus kažkokius, prašykite ir gausite. Kitur, kas neprašot, jūs negaunate, nes neprašote. Reikia prašyti Dievo, jeigu mes matome kažkur, kad nesusitvarkom. Nes ėjimas į Kristų tai procesas. Sutinkat? Vakarė sutinki. O jūs sutinkat, kad ėjimas į Kristų tai procesas? Ta prasme, kad, nėra taip, kad įtikėjai ir tą pačią dieną tu tobulas. Taip nėra. Tai yra po biškį, tu judi, jau žiūri, to atsisakai. Aš, pavyzdžiui, įtikėjau, dar keikiausi kaip iš įpratimo pasauliečiai. Rusiškais tais negražiais, aš retai keikdavausi, bet kartais susikeikdavau. Ir vien kart žiūri, mane net blogai pasidarė, kai užsikeikdavau. Man pritku pasidarė nuo to. Taip pačiai paskui kitos nuodėmės atpiria, ta gerimai, rūkimai. Nesinori, netraukia tas, kam tą daryti, kažkaip trukda, nesąmonė. Taip, kad judėjimas link Kristaus yra procesas. Ir dar noriu vieną dalyką pakalbėti, būtinai. Aš tik greitai rasiu. 2 Korintiečiam 5:17. Taigi, jeigu kas yra Kristuje, tas ir naujas kūrinys, kas sena praėjo, štai visą tapo nauja. O visa iš to, kuris per Jėzų Kristų susitaikino mūsų savį ir davė mums susitaikymo tarnavimą. Kas sena praėjo, visą tapo nauja, ne? Seni dalykai užmirštamės juos ir viskas, jau mes atpirkti, judam tolyn. Nes šis gendantis, 1 Korintiečiam 15:53, nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybę ir šis marus apsivilkti nemarybę. Nes šitas kūnas yra marus, o tas dvasinis žmogus yra nemarus. Ir mes turime apsivilkti dvasinį žmogum, kad būtume mums žini. Efeziečiam 1:14, kuri yra mūsų bevelnimo užstatas iki nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui. Žydams 10:39, tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad išgelbėtume sielą. Tam, kad išgelbėt sielą, mes turime tikėti ir judėti. Čia tokia turiu visą pamoką, bet aš tik tai noriu tik akcentus. Jokūbo 1:21, todėl atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielą. Įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Mūsų sielas gali išgelbėti žodis, įdėktas. Jeigu jis į mus neįdėktas, jis ir negelbės. Jeigu jis tik tai Biblijoje lieka, tai jis visą negelbės, jis mūsų nekeičia. Tai žino, kad sugrąžindamas nusidėjėlį iš jo klystkelio, išgelbės sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Jokūbo 5:20. Jeigu matai, kad nusidėjėlis nuklydo, išgelbės jo sielą, tai uždengs tau daugybę nuodėmių. 1 Petra 1:9. Gaudami jūsų tikėjimo tikslą, sielų išgelbėjimą. Mūsų tikėjimo tikslas sielų išgelbėjimas. Ar tai? Norėjau visas šitas mano keletą žodžių, norėjau pasakyti tą, kad mūsų tikslas yra tobulėti palaipsniui. Mes nesam iš karto įtikėjom ir pasikeitėm. Mes judėsim po biškį ir mes keisimės. Pagal Dievo žodį, pagal jo visus nurodymus. Nes jeigu mes nesikeičiam, mes neaugam. Galim tada